When the days are ending and iron's melting the dreams we see while we're sound asleep, and the thieves' chain mail help them tread through hell. All of my traps failed, now my horse runs stale. Justice will be done, and you won't get my stuff, 'cause you don't have a clue. And you finally face mankind, 'cause you blew up this time. Even when you don't need, you still are made of greed. This time I won't be dumb, this time I won't be dumb. It won't go in my house. Sveiki visi, aš esu Lukas ir aš šiandien jums papasakosiu, tiksliau parodžiu pirmąjį savo video ir jame komentuosiu apie Minecraftą ir parodžiu jums, kaip daryti reikia mano išrastą patranką, kuri šauna virš debesų, taip sakant, galima sakyti iki galo, ir ją padaryti labai lengva ir tikiuosi ateityje padarysiu daugiau tokį video. Štai kaip jinai atrodo. Leiskit pabaigti. Priimam TNT. Jeigu aš nežinau, tai nepasisekė kažkas. Ai, tiksliai, nepamiršau išjungti. Jeigu kas nežino, ta programa tai vadinasi Tiumenėtėms. Va, štai jinai taip atrodo iš viršaus. O, kiaulė. Dabar aš jums pademonstruosiu, kaip įveikia ir paskui parodžiu, kaip jį reikia daryti. Rentam. Žiūrim. 3, 2, 1. Matot, šauna gana aukštai. Jeigu krenti vandenį, nieko nebus, bet jeigu turi pasidaręs Unlimited Health'ą, irgi nieko nebus. Na ir einam pažiūrėti, kaip gaunas. Kaip jinai daros. Susiraskim gražesnį vietą. Va čia. Testų kambarys vadinamas. Daug dariau patrankų, kol jos visus veikia. Na tai gal geriau nerodysiu, kaip jos atrodys, parodysiu, kaip ją reikia daryti. Suraskim gražesnį vietą, kad būtų patogu ją statyti. Tai pirma reikės akmenų arba kokio nors kitos medžiagos. Pasidarom iš akmenų pagrindą.
nesvarbu, kiek svarbu, kad tilptų 5 ant 5 blokelis ir dar ten iš šonus keli. Matom, artėja naktis, tai gal truputį pamiegosim. Gerai, dar neleidžia asilai. Na, jau turėtų leisti. Įsimiegosim ir aš jums parodysiu, kaip viskas veikia. Baigiam miegot. Taigi statom toliau visą pagrindą. Gerai, pagrindas pastatytas. Statom vieną blokelį. Statom mane ir aplinkui jį. Statom, gal aš tą lovą tai sunaikinsiu. Nepasiėmiau. Aplinkui apstatykim vieną blokelis nuo savęs. Tokį kaip baseiną. Darysim. Va. Čia statom tokį kaip tiltuką virš šito viso dalyko. Dabar ten reikia pilti vandens. Nu, turėtų tikt. Ir kažką ne to padariau. Gerai. Viskas sutvarkyta. Gerai. Dabar pirmą, ką reikia daryti, tai apsistatom TNT. Kadangi po naujų update'ų jis nesprogs, tai pasvadus, tai nieko tokio. Pasistatykim vieną blokelį šalia, kuris mums galėtų aktyvuoti visus dinamitus, svirtis. Ir su redstone apeina aplink visą ratą. Ir viskas. Ir patranka baigta. Čia dar jeigu norit, galite irgi daryti Infinity Water. Patranka baigta ir galima ją bandyti testuoti. Šiaip yra dar kitas būdas padaryti šią patranką. Truputį nesudėtingiau, bet daugiau vargo su ją. Reikia vieną dirtą kokį pasimti. Gerai. Čia pastatom vieną dirtą. Dabar čia nuvedam išjungiam pirmą, nuvedam redstone. Ten vanduo vis dar vietoj. Tikėkimės. Tikrinkim. Gal dėl viso pikto. Viskas vietoj. Ir dabar aktyvavus svirtiesiog reikia spėt reikia numušti dirtą. Viskas vietoj. Šauna tikrai aukščiau, tik tais netyčia nuslydau. Nesigavo. Šiaip viskas tas pats, tiesiog tas blokelis audinėjimas gali užknist kartais. Viskas ir toks mano pirmas video. Šiam kartui užteks. Tikiuosi patiko. Laikinkit, subscribinkit, prenumeruokit, komentuokit. Jeigu kas nepatiko, irgi pasakykit, patiko, irgi pasakykit. Turit pasiūlymų kokiam kitam žaidimui, parašykite komentarus. Būtinai padarys video apie jį. Na, iki kito karto.